Sveiki žvejai, sveiki tie, kurie ketinate tapti žvejais. Tai šiandien jūsų dėmesio pati mažiausia mūsų Brema 390. Tai yra vienas mažiausių modelių Brema asortimente. Dar yra mažesnės valtis 3,70 m, bet mes 3,70 atvežame tik tai pagal individualius užsakymus. 3,90 stengiamės laikyti sandėlyje pastoviame asortimente. Šitas modelis vadinasi Brema 390 Standard Plus. Jinai nuo Brema Fishing skiriasi tuo, kad jinai yra kuklesnės komplektacijos, kuklesnio išpildymo. Kaip matote, priekyje nėra daiktų dėžutės. Šitas bakas yra skirtas užpildyti plūdurumo elementais, kad ta valtis būtų plūduri ir nenuskęstų apsivertimo arba užsipildymo atveju. Taip pat dar yra plūdurumo elementai galinio suolo šonuose ir grindys taip pat yra užpildytos plūdurumo elementais. Kaip ir visos Brema, šita valtis taip pat neturi jokių medinių detalių, jokių medinių dalių, taip pat neturi jokio putų užpildo, yra užpildyta specialiomis tokiamis plastiko sferomis, kurios bus, sakykime taip, amžinos, niekada neįgers drėgmės, kaip mediena ar putos. Šiek tiek mes šitą valtelę pakomplektavome, pastatėme minkotą motorą, padarėme štai tokią jungtį, meistrai padarė greito nuėmimo, pastatėme kėdutę, taip pat įdėjome lizdus, kadangi valtis numatyta prasiplaukti ir su šeima, tam tikrais atvejais dar galima čia įstatyti 2 kėdės. Tai iš viso galėtų čia sėdėti 3 žmonės patogiai ant kėdučių su atrama. Taip, dabar esu vairininko pozicijai, sėdžiu patogiai, mano kojos beveik 90 laipsnių horizontaliai, nereikia nei susidėtus, nei per aukštai, nei per žemai. Iš tiesų yra patogu. Rumpelį pasiekti patogu, vairuoti patogu, daryti posūkius į vieną į kitą pusę. Šitoj kėdėje aš galiu pasisukti, kur man reikia. Jeigu aš žvejoju, galbūt netgi sėdėdamas galiu žvejoti, užsimetinėti. Man po ranka yra prietaisų skydelis, lentynėlės. Čia kažkas tai gali būti padėta. Gera vieta, pasibandom dabar kitą sėdynę. Dabar sekantį sėdynę. Taip pat, jeigu aš pasisuku taip, mano pėdos gal kiek yra arčiau šitos dėžutės, bet šiandien yra erdvės, į priekį yra erdvės, jeigu šiandien ta nugarėlė yra į tą pusę, čia atitinkamai, jeigu aš susitiksiu, mano kojos susitiks su vairininku, tai gal nebus patogu, gal mes turėsim kažkaip prasilenkti, bet reikia manyti, kad žvejyboje tokioje valtyje 3 turbūt netaip dažnai bus žmonės, gal greičiau tai bus skirta pasiplaukimui pramogai 3. Nors, kas ten žino, jeigu meškeriojimas koks, pasižiūrim priekinę sėdynę. Priekiniai sėdynė erdvės dar daugiau. Čia trumpesnė dėžutė, čia yra neužimta atviri bortai. Tai jo, tai galima žvejoti, galima patogiai plaukti, žiūrint štai ten į priekį. Čia yra pasidėti galimybę savo dėžutę su masalu, panaudoti vieną iš štai šitų esančių dėžučių, viskas čia po ranka. Žodžiu, valtis skirta 3 papramogauti, 2 pažvejoti. Šitos kėdės išsijama, tiek viena, tiek kita, iš grindų iš lizdo jas išsikelia ir tos erdvės yra dar daugiau, jeigu jūs būsite valtyje ir vienas. Šitoje dėžutėje, pasižiūrėkim, kas čia sumontuota. Šitoje dėžėje įdėtas akumuliatorius, saugiklis ir Victrono įkroviklis. Victrono įkroviklis skirtas montuoti tokiuose sąlygose, kur yra drėgmė, jis gali čia būti stacionariai. Anoje dėžutėje yra, matome, 2 denio pašvietimo lemputės ir taip pat valdymo skydelis, įjungti navigacinės šviesas, denio pašvietimą ar triumo pompą, kuri yra štai čia galiniai daly, apačioje, prie pat dugno. Visa šita elektros instaliacija, triumo pompa ateina iš gamintojo komplekte. Tai mūsų meistrai pastatė motorą, pareguliavo atitinkamai aukštį, prifiksavo jį varžtais. 20-ukas Tohatsu čia bus pilnai pakankamas. Tai tiek turbūt trumpai apie šitą valtį. Jos svoris yra apie 230 kg ir šitos valtelės keliamoji galia yra 400 kg. Ir pagal sertifikatą, pagal specifikacijas, jinai skirta plaukti 4 asmenims. Tai kompaktiška,
erdvi, kaip ir visos Brema, šita valtis yra plati, stabili, aliuminis 3 mm, bortai 3 mm, dugnas, pilnai virintas korpusas. Tikrai valtelė standi, standaus korpuso, ilga amžė. Užteks, taip sakant, nusipirk valtį savo vaikams ir anūkams. Darant Brema užsakymą galima pasirinkti skirtingas apdailas borto. Štai čia yra mėlyna, tokias labiau arba dažniau perkamas populiaresnės mes užsakome ir pasidedam į sandėlį, bet būna ir individualių užsakymų, ir baltą, raudoną ir panašaus dizainą. Kaip ir pavyzdžiui, štai šita valtis, jinai buvo pasirinkta specialių užsakymų visiškai juoda. Taigi tiek apie štai šitą modelį. Jei domina, paskaičiuosim, padarysim sąmatą. Turime sandėlyje 390B Fishing, vieną perkamiausių modeliukų. Galim pasiūlyti su komplektavimu, su reikiama įranga. Tai prašom kreiptis, jei jūs domina. Geros dienos.